Laba diena. Pamokos tema – veiksmažodžių asmenavimas. Mokymosi uždavinys – išmokę pamokos medžiagą, gebėsite kaityti veiksmažodžius asmenimis, skaičiais ir laikais. Tai yra asmenuoti. Yra 3 veiksmažodžių asmenys. Pirmasis – vienaskaitos asmuo – aš. Antrasis – vienaskaitos asmuo – tu. Trečiasis asmuo – jis arba ji. Daugiskaitos pirmasis asmuo – mes. Antrasis asmuo – jūs. Trečiasis asmuo – jie arba jos. Asmenuoti galima visų laikų veiksmažodžius. Esamasis laikas. Esamasis laikas rodo, kad veiksmas vyksta dabar, šiuo metu. Esamąjį laiką galima trumpinti S, L. Taip pat galima trumpinti ir skaičius. Vienaskaita trumpinama V, N, S raidelėmis, o daugiskaita D, G, S. Taigi, esamojo laiko vienaskaitos pirmasis asmuo – aš, ką veikiu, piešiu, tu, ką veiki, pieši, jis, ji, ką veikia, pieši, mes, ką veikiame, piešiame, jūs, ką veikiate, piešiate, jie, jos, ką veikia, piešia. Atkreipkite dėmesį, kad esamojo laiko ir vienaskaitos ir daugiskaitos trečiojo asmens ir klausimas ir veiksmažodžių galūnės yra vienodi. Klausimas – ką veikia, o gale rašome minkštumo ženklą A arba A, jeigu yra po J priebalsės. Taip pat esamojo laiko daugiskaitos pirmojo ir antrojo asmens veiksmažodžių galūnės po minkštojo priebalsio yra minkštumo ženklas ame arba ame po priebalsės J. Taip pat yra ir su esamojo laiko daugiskaitos antrojo asmens galūnėmis. Yra galūnė, minkštumo ženklas ir ate. Girdime mes eme, ete, bet rašome minkštumo ženklą ame, minkštumo ženklą ate. Piešiame, piešiate. Būtasis kartinis laikas. Trumpinama būt,
Pirmasis asmuo, ką veikiau, piešiau. Antrasis asmuo, tu, ką veikiai, piešiai. Jis, ji, ką veikė, piešė. Daugiskaita. Mes, ką veikėme, piešėme. Jūs, ką veikėte, piešėte. Jie, jos, ką veikė, piešė. Būtojo kartinio laiko veiksmažodžiai rodo praeityje vieną kartą vykusį veiksmą. Atkreipkite dėmesį, būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmojo asmens galūnėse rašoma minkštumo ženklas au arba au po priebalsio jot. Piešiau arba pavyzdžiui jojau. Būtasis dažninis laikas. Būtojo dažninio laiko veiksmažodžiai rodo praeityje dažnai vykusį veiksmą. Tai išvestinė veiksmažodžio forma, kuri sudaroma iš bendraties, priesagos dav ir asmenų galūnių. Priesaga dav yra ir būtojo dažninio laiko asmenavimo klausimuose dav. Ką veikdavau, piešdavau. Tu ką veikdavai, piešdavai. Jis, ji ką veikdavo, piešdavo. Daugiskaita. Mes ką veikdavome, piešdavome. Jūs ką veikdavote, piešdavote. Jie, jos ką veikdavo, piešdavo. Būsimasis laikas. Trumpinama būs. L. Būsimasis laikas rodo, kad veiksmas vyks ateityje ir tai yra išvestinė veiksmažodžių forma. Daroma iš bendraties kamieno, priesagos s arba si ir asmenų galūnių. Taigi, vienaskaita. Pirmasis asmuo. Aš ką veiksiu, piešiu. Antrasis asmuo. Tu ką veiksi, pieši. Jis, ji ką veiks, pieš. Daugiskaita. Mes ką veiksime, piešime. Jūs ką veiksite, piešite. Jie, jos ką veiks, pieš. Atkreipkite dėmesį, kad būsimojo laiko trečiojo asmens forma baigiasi priesaga s arba š. Ir rašoma taip, kaip ir tariama. Trečiasis asmuo galūnės neturi. Sėkmės mokantis asmenuoti veiksmažodžius.